Avinas yra tikras energijos ir aistros sprogimas. Jis neturi kantrybės, tad jau nuo pietų sukasi aplink, planuoja, organizuoja ir bando įtraukti visus į savo entuzijazmą. Fejerverkai turi sprogti tiksliai tada, kai jis nusprendžia, o taurė šampano dažnai pakyla dar prieš vidurnaktį. Avinas mėgsta dramą ir nuotykius, todėl jo veiksmai dažnai būna netikėti. Atversta taurė, netikėtas šuolis ar staigus šokių ar žaidimo pasiūlymas. Su Avinu naujieji metai tampa intensyvūs, kupini veiksmo ir spontaniškų juoko akimirkų. Niekas negali nuobodžiauti, nes Avinas visada pasiruošęs įvesti į šventę naują energijos pliūpsnį. Jautis priešingai. Įsitaiso fotelyje su minkštu pledu kalnu, šalia lėkštė gardžiausių patiekalų. Šokti? Gal rytoj. Jautis tyliai stebi Avino triukšmą, retkarčiais pakelia taurę ir kartais net nejučiamis paima gabalėlį šokolado, kurį slapta įdėjo žuvys. Dvyniai naujųjų metų vakarą visuomet gyvena greitai ir nenuspėjamai. Jie bėgioja tarp svečių, pasakoja istoriją, siūlo žaidimus ar staiga pakeičia temą pokalbyje, dažnai patys neprisimindami, ką kalbėjo prieš kelias minutes. Dvyniai mėgsta būti visur vienu metu. Vienu momentu šalia Avino, kita prie svarstyklių su nauju pokštu ar idėja. Jų energija užkrečianti. Jie sugeba netikėtai sujungti žmonės bendram juoko ratui. Su dvyniais naujieji metai tampa nenuspėjami, linksmi ir kupini nuotykių. Niekas tiksliai nežino, kas nutiks toliau, bet visi nori būti šalia. Vėžys naujųjų metų vakarą gyvena tyliai, bet giliai. Jam nesvarbu fejerverkų garsumas ar šventės mastas. Svarbu nuotaika. Vėžys stebi žmonės, jų veidus ir nuovargį, pagauna neišsakytus jausmus. Jei kažkas trumpam nutilo ar liko nuošalyje, jis tai pastebi pirmas. Jis kuria jaukumą iš smulkmenų. Karšta arbata vietoje dar vienos taurės, šiltas pledas, ramus pokalbis virtuvėje, kai triukšmas nuslūksta. Vėžys saugo tradicijas, prisiminimus ir emocijas. Todėl jo naujieji metai turi gylį, o ne tik blizgesį. Vidurnaktį jis tyliai sugalvoja norą, kuris dažniausiai susijęs ne su savimi, o su tais, kuriuos myli. Su Vėžiu šventė tampa ne tik nauja pradžia, bet ir saugia vieta, kurioje gera būti. Liūtas naujųjų metų vakarą pasirodo taip, lyg šventė prasidėtų būtent nuo jo. Net jei jis ateina be triukšmo, po kelių minučių visi jau žino, kad liūtas čia. Jis moka paversti bet kokią akimirką sceną. Tostą, juoką, šokį ar net paprastą žvilgsnį. Jo energija šilta, dosni ir užkrečianti. Todėl aplinkui viskas tarsi ima suktis greičiau. Liūtas nuoširdžiai nori, kad visi jaustųsi ypatingi, bet kartu jam labai svarbu pačiam spindėti. Kai muša vidurnaktis, jis pakelia taurę su tokiu pasitikėjimu, lyg skelbtų naują sezono pradžią, kurioje laukia dideli planai ir dar didesnės pergalės. Su liūtu naujieji metai tampa ryškūs, garsūs ir nepamirštami. Net jei kitą rytą visi tiksliai neprisimena, kas buvo pasakyta, jie puikiai prisimena jausmą. Mergelė naujųjų metų vakarą yra tylus, bet labai svarbus šventės variklis. Ji pastebi smulkiausias detalės. Jei ant stalo trūksta servetėlių, jos jau padėtos. Jei taurė stovi ne vietoje, ji tyliai perstumta. Mergelės galvoje veikia nematomas kontrolės centras, kuris užtikrina, kad viskas vyktų sklandžiai ir be chaoso. Ji nesiveržia į dėmesio centrą ir nešoka ant stalo, tačiau būtent dėl jos visi kiti gali tai daryti ramiai. Mergelė moka džiaugtis tvarka ir prasme. Jai svarbu, kad naujieji metai prasidėtų be skubos, be perteklinių dramų ir su aiškiu jausmu, jog viskas savo vietose. Kai laikrodis muša vidurnaktį, ji tyliai sugalvoja konkretų, labai realų norą. Tokį, kurį tikrai bus įmanoma įgyvendinti. Ir dažniausiai taip ir nutinka. Svarstyklės naujųjų metų vakarą siekia, kad viskas būtų gražu, sklandu ir be bereikalingų dramų. Jos pastebi, jei muzika per garsi, jei kažkas stovi nuošalyje, ar jei Avinas vėl per garsiai reiškia emocijas. Svarstyklės moka taip subtiliai pakeisti situaciją, kad niekas net nepastebi, jog ką tik buvo išvengta konflikto. Jos pasirūpina estetika, atmosfera ir gera nuotaika, nuo gražiai padengto stalo iki tinkamos dainos vidurnakčiui. Kartais jos ilgai renkasi, su kuo pirmiausia susidaužti taurę, bet kai tai padaro,
Visi jaučiasi tarsi šventė būtų tobulo balanso būsenoje. Skorpionas naujųjų metų vakarą nėra pats triukšmingiausias, bet tikrai vienas įdomiausių. Jis stebi viską iš šalies, lyg matytų daugiau nei kiti. Kol avinas šūkauja, o šaulys laksto, Skorpionas tyliai analizuoja, kas su kuo šiemet susipyks, kas apsikabins, o kas pasižadės savo nuo rytojaus gyventi kitaip. Kartais jis pasako vieną sakinį, trumpą ir taiklų, ir pokalbis staiga pasisuka visai kita kryptimi. Skorpiono palinkėjimai niekada nebūna paviršutiniški, jie gilūs, kartais net šiek tiek nejaukūs, bet būtent todėl įstringa ilgam. Su juo naujieji metai gauna intensyvumo ir paslapties skonį. Šaulys naujųjų metų vakarą gyveno taip, lyg tai būtų spontaniška kelionė, kurios niekas neplanavo. Jam parankšta vienoje vietoje, todėl jis nuolat juda. Tai prie lango žiūrėti fejerverkų, tai į balkoną, tai į virtuvę ieškoti dar vienos taurės. Šaulys siūlo žaidimus, iššūkius, netikėtas idėjas ir nuoširdžiai tiki, kad geriausi metai prasideda nuo juoko ir laisvės jausmo. Kartais jis pradingsta, o po minutės grįžta su dar beprotiškesniu pasiūlymu. Su Šauliu naujieji metai tampa nuotykiu, kuriame niekas tiksliai nežino, kas bus toliau, bet būtent tai ir daro vakarą nepamirštamą. Ožiaragis naujųjų metų vakarą atrodo ramus, bet jo galvoje jau sudėliotas aiškus planas. Kol kiti dar ieško konfeti po sofą, Ožiaragis mintyse jau susirašęs kitų metų tikslus, terminus ir prioritetus. Jis pakelia taurę ne šiaip sau, o su rimtu palinkėjimu, kad ateinantis metai būtų produktyvūs, stabilūs ir be nereikalingų dramų. Fejerverkus jis stebi santūriai, bet vis tiek šypsosi, nesupranta. Nauji metai – tai dar viena galimybė kažką pastatyti tvirčiau, aukščiau ir ilgam. Jei kas nors paklausia, ar ožiaragis linksminasi, jis atsako trumpai – taip, tik racionaliai. Vandenis naujųjų metų vakarą pasirodo su idėja, kurios niekas neprašė, bet visi galiausiai prisimins. Jis siūlo kosminį eksperimentą. Gėrimą, žaidimą ar tradiciją, kurią sugalvojo prieš 5 minutes. Maišydamas ingredientus, Vandenis pasakoja apie ateitį, technologijas, žmonijos progresą ir kažkur tarp to pamiršta, ką tiksliai pylė į taurę. Rezultatas keistas, bet nepakartojamas. Vandenis patenkintas. Nesvarbiausia ne skonis, o idėja. Jis nuoširdžiai tiki, kad būtent taip ir turėtų prasidėti nauji metai. Šiek tiek chaotiškai, labai originaliai ir visiškai ne pagal planą. Žuvis šventėje tarsi plaukia atskiru ritmu. Jos sėdi prie žvakių šviesos, klausosi muzikos, stebi žmonės ir pagauna nuotaikas, kurių kiti net nepastebi. Kartais žuvis susimąsto taip giliai, kad pamiršta, jog jų taurė jau seniai tuščia. Jos tyliai sugalvoja norus, rašo juos mintyse ir paleidžia į orą tikėdamos, kad visata tikrai išgirs. O tada lyg niekur nieko, subtiliai pakiša mažą pokštą, paslėptą saldainį, netikėtą komplimentą ar šiltą žodį, kuris pataiko tiesiai į širdį. Su žuvimis naujieji metai tampa šiek tiek stebuklingi ir labai jaukūs.